Žodį tars Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki, pilėnai. Džiugu matyti jūsų tiek daug, jūsų tvirtą būdą, jūsų šviesias akis. Apgynėm savo pilį ir apginsim. Bet įvykiai įvairūs. Jau skubėjo vasaris į šią mūsų šventę, kai jos nesulaukę išėjo poilsio Saulius Sondeckis ir Antanas Stasiškis. Nors daugelio mintyse jie nebūtų iškart sugretinami, muzikos riteris ir politinio pasipriešinimo karys, vis dėlto sugretinkime. Abu darė, kam buvo pašaukti, kad Lietuva išliktų, stiprėtų ir atgimtų kaip nepriklausoma valstybė. To troško ir pasaulio demokratijos kovų veteranas Vytautas Dambrava, taip pat neseniai pasitraukęs. Amžiną atilsį jiems tesuteikia dangus, o mes apsidairykim žemėje, kur atilsio dar ne iš tolo. Niūrus ir žiaurus dabarties fonas yra karas. Naujieji Putino karai, vienas po kito, teroristų siautėjimai ir užkariavimai, žmonijos istorijoje dar negirdėtas globalus totalitarinis melas. Nežinau, kodėl mūsų transliuotojai ant kai kurių kanalų programų negalėtų dėti nepilnamečius perspėjančių raidžių EK. Ekskremlentai, atplaukiantys Maskvos upe. Apkrėsti ir apkrečiantis, gintis nuo protų viruso reikia. Nebūtų gėda gintis, tik prievolė. O nesiginti ir neperspėti jau būtų nusikaltimas. Hibridus visuotinės mišrainės karo ginklus reiktų vadinti aiškiau. Jo apkasuose be skiriamųjų ženklų išmaniai sąveikauja margos totalitarizmo jėgos. Tai revanšistinė Rusija, stumianti prieš Europą milijonus pabėgėlių kaip gyvąjį skydą. Antieuropinė islamo valstybė, durdominė Šiaurės Koreja, Damasko chemikas Basaras ir panašios jėgos. Kitoje pusėje demokratiniai svyruokliai. O jei pasipriešinsim iš tikrųjų, ar nekils dar didesnio pavojaus? Gal tegu siautėja? Deja, nesipriešinti EK ir kitoms agresijoms yra nusikaltimas žmonijai. Taip pat kaip ir leisti modernizuotoms imperatoriaus jėgoms griauti ligonines, žudyti valstiečius, anuomet Čečėnijoje, dabar Sirijoje. Nedaug tetrūko, kad teroristinė armija būtų dar gavusi technologinės pagalbos, modernizuotis pagal Dmitrijaus Medvedevo planą. O vakarų demokratijos moraliai misralizuotųsi nuo galvos iki kojų. Maskva jau paskelbė naują šaltąjį karą.
o Lietuvos prezidentė pasiūlė, kad nedumtų niekam akių. Kariaujate tikrą, karštą karą prieš Ukrainą ir Sirijoje netiesiogiai prieš Europą. Tai verčiau pirkit savo žmonėms duonos, ne patrankų. Buvo vienas toks, kuris siūlė patrankas vietoj sviesto. Ir žinome, kuo jis baigė. Šioks toks prabudimas vis dėlto eina. Ne veltui dievaitis Perkūnas kadaise pasakė tinginiui kurmiui, atsisakiusiam tiesti kelius ant žemės: užkeikiu tave, jei žengsi į žmonių dirbtą kelią, turėsi stipti. Dabar Perkūnas visai kategoriškai įsako žemės padarams žengti taikos keliu. Jei atsisakai, turėsi stipti. Pažvelkim, kokiais keliais žengiame Lietuvoje. Korupcija, vogimas iš valstybės aruodo pavirto normą. Patys veikėjai vagia ir sukčiauja. Patys kontroliuoja ir vetuoja. Atmetinėja įstatymus arba atvirai nevykdo, kas nustatyta Lietuvos Respublikos vardu. O ką jūs padarysit, naivuoliai? Все законно, anie turi daugumą. Kitąsyk vargais negalais prisistumėti iki teismo, o draugas teismas nustato, jei nusikaltėlis pasikeitė pavardę, nusikaltimas išnyksta ir byla nutraukiama. Jei draugas prokuroras nustatė kaltinti tik už morkas ir tik iki tokios bausmės, nebevarkite, kolegos teisėjai. Aukštesnis už teismą viršininkas jau nubrėžė teisingumo ribas. Nepraplėsit. Tarifai neskelbiami. Net valstybės priešai išteisinami. Mat, reikiamas prokuroras pakreipė, kad byla žlugtų. O jis šventas ir nepriklausomas. Niekas neturi teisės net paklausti, kodėl. Ir teisėjui gerai, jis bejėgis, todėl nekaltas. Jokių tarėjų teismuose šiukštu nereikia. Gal nereikia nei pasitikėjimo teismais, o Seimu? Kokius pokštus tas krečia? Grobia valdžią per konstituciją nenumatytą struktūrą koalicijos tarybą ir pats nevykdo įstatymų. Su įsišaknijusią politinę korupciją vargšė sesė Ukraina slystelėjo iki tarptautinio ir tautinio pasitikėjimo ribos. Verta suprasti, kad korupcija, nesąžiningumas ir cinizmas teisingumo sistemoje yra grėsmė ir Lietuvai. Tai ne papeikimo su įrašymu į dokumentus ir 100 litų baudelės lygmuo, bet pačių valstybės pamatų griovimas. Šalies vagystė, valstybės išdavystė. Deja, tokių pataisų kodeksams nematome. Ir slaptiniai korumpai patyčiomis varo iš Lietuvos dorus žmonės. Dar pridėkim girtuoklystės pandemiją, protu nesuvokiamą nemeilę ir žiaurumą vaikams. Paskutinioji valanda, sakau jums, imtis šluotos ir nueiti išpažinties. Arba priešinga tvarka. Pirmiau išpažintis pas mamą, kurie ją turite, o paskui dairomės šluotos. Veiksmams savyje ir aplink. Pagal planą, jeigu kas dar šeimininkas,
Ne vien Astravas parengtas mūsų apsileidėlių pražūčiai, bet jis pirmiausiai. Tai branduoliniai smegduobiai prie pat Vilniaus būtina priešintis iš visų jėgų. Piliečiai, pilėnai. Nors turim per akis ir savo pačių godulio ir nedorybės duobių, iš visų jėgų tarkim, Astravui ne. Mes norim gyventi, ponas Žirinovski. Prieš 10 metų grasinai iš Kremliaus. Pastatysim lietuviams ant sienos branduolinę jėgainę, kad vėjai ir upės neštų nuodus į prakeiktąją Lietuvą ir išnuodysim. Visai atvirai. Kartu tuos lietuvius su jų lenkais ir gudais į vieną maišą. Tai ištuštėja Lietuvos žemė. O mes apsimetėm, kad neišgirdom. Buvom apsileidę ir mandagus. Tačiau daugiau nebegalim tokie būti. Dvaro juokdarys tada kalbėjo už carą. O dabar caras veikia tiesiai. Lietuva privalo vieningų balsų kreiptis į savo sąjungininkus Europoje ir Šiaurės Atlante. Ko tylite? Čia ta vieta, kur dera kalbėti. Čia pirmsėdžiavo Basanavičius. Čia Lietuva pareiškė savo valią būti. Dabar turime pareikšti tai dar kartą. Gal paskutinį. Pareikškim pasauliui. Pilėnai, steikime visoje Lietuvoje antiastravinio referendumo komitetus. Kelkite, kelkite. Nebepakaks kudirkos varpo. Reikia didžiulio Lietuvos kariliono, sąžiningo Seimo ir visos tautos balso. Lietuva nori gyventi. Ir tegu viešpats laimina, kad mes dar turėtume Lietuvą, kurioje galima ir norim gyventi. Tebus tokia mūsų valia.